mažiukai. Mums ir pro akinius juos įžiūrėti sunku. Tokie menki, kad jų beveik nėra. O kas tokie taisiukai? Didžiulė paslaptis. Taisiukai. Pultas. Simutė, žiūrėk, pulto mygtukas sustrigo. Kaip mums ją iškrapštyti? Mokykis, Nuliuk. Padėk, nagi. Štai taip. Paleist? Oi. Nuliuk, slėpkis. Nuliuk, jis nusitempė pultą. Nuliuk, kur tu? Nuliuk. Sveiki, taisiukai. Ei, kur jūs? Sveikas, Timtimai. Tu pačiu laiku. Kramtukas nusitempė televizoriaus pultą. Na ir kas? Juk jį ir taip galima įjungti. Dabar kaip tik filmukai prasideda. Kokie filmukai? Nuliuko niekur nėra. Bijau, kad jis pasislėpė pulte. Vadinasi, kramtukas? Na, tada jam blogai baigsis. Timtimai, daryk ką nors. Kramtuk. Kramtuk. Pas mane. Kur jis pasislėpė? Paieškosiu kitose kambariuose. Simutė, Timtimai, aš čia. Čia geriau pasidėsiu. Kramtuko niekur nėra. Oi, Simutė, o kur tu? Bėgau padėjėjus. Kam jį tau? Kad surašiau pultą pagal infraraudonąjį signalą. Šaunu. O kas tai? Tuoj paaiškinsiu. Kiekvienam nuotolinio valdymo pulte yra speciali lemputė, kuri vadinama šviesos diodu. Kai paspaudžia mygtuką, šviesos diodas siunčia nematomą infraraudonąjį spindulį, o televizoriui yra tų nematomų spindulių imtuvas. Televizorius supranta, kokią komandą atėjo iš pulto ir jį vykdo. Pavyzdžiui, keičia kanalą ar garsą. Jei tas spindulys nematomas, kaip jį pamatysim? Tam kupriniai padėjėjoj yra specialūs akiniai. O kas dabar? Sušuk Nuliuku, kad aktyvuotų kontaktą po bet kuriuo mygtuku. Nuliuk, gali kaip nors paspausti mygtuką. Mygtuką? Kaip jį paspausti? Tuoj. Kramtukas kreivakojis, kramtukas kreivakojis. Oi, jis mane toj suės su visų pultu. Nieko nesimato. O aš matau. Štai jis. Jis ten. Kramtukėlį, eikš pas mane. Nori dešrytės? Geruoju nenori. Gerai. Kaip mane suradot? Pagal infraraudoną spindulį. Gaila, kad aš negaliu jo pamatyti. Kodėl negali? Gali? Infraraudoną spindulį gali pamatyti per skaitmeninį fotoaparatą. Pabandyk pats. Įjung mobiliojo telefono fotokamerą, paspaus bet kurį pulto mygtuką ir nukreipk į jį fotokamerą. Ekrane pamatysi ryškų tašką. Čia yra šviesos diodas, kuris skleidžia paprastai aikiai nematomą šviesą. Dar pultą gali nukreipti veidrodį ir per fotokamerą veidrodį pamatyti, kaip užsidega šviesos diodas.
Vadinasi, nematomas spindulys atsispindi nuo veidrodžio taip pat kaip ir įprasta šviesa. Taigi ir televizorių gali valdyti per veidrodį, jei nukreipsi jį į pultą. Netiki? Įsitikink pats. Beje, jei po lovą nesimėtytų kažkieno žaislai pultą ir tai būtume radę. Aš juos sutvarkysiu. Tik pirmą pažiūrėkim filmukus. Viskas pažiūrėjai. Eik tvarkytis. Išversta ir įgarsinta SDI.